Pauliau, varom. Davai, bėgam. Paskui, kai jisai prieis arčiau, pamatysit, kokie kieti yra jo akiniai. Yes. Sveiki gyvi, gravel nuotykių mylėtojai ir sekėjai. Šiandieną mes esame... Ir mėgėjos, ir mylėtojos. Taip. Čia yra žymiai svarbiau, nes mėgėjų mes ir taip turim daug. Mūsų dabar tikslas yra surinkti kuo daugiau mylėtojų. Kaip matote, šiandieną mes esame be dviračių, be gravelio, su sniegu ir su slidėm. Jo, esam Vingio parke. Žinokit, va, turim su savim lyguminės slidės. Užstrigo mūsų dviračiai valų staklėse. O lygumų slidinėjimas yra puikiai žemynė alternatyva dviračių sportui, ne? Taip, aš manau, kad tai yra vienas geriausių sporto turbūt iš vis, kuris išjudina visus tavo sąnarius, kūno raumenis ir išskailaido mintis. Jisai pasakoja, lyg tai kažką tai labai daug žinot apie lygumų slidinėjimą, nes iš tikrųjų šiandien dienos tikslas yra tai, kad aš bandysiu išmokti savo sūnų slidinėti. Taip, nesu labai geras šitoje srityje, pradėjau nesenai, praeitą žiemą mums atkišo užpakalį su sniegu, tad šita žiema tai ištaisys. Eisim, dabar viską tau parodysiu, kaip ką reikia daryti. Kad būtų daug greičio, kad sniegas lėktų iš šalis, kad didelis garsas iš poslydės toksai būtų, kad necyptų. Varysim ant 800. Ir panelės rodytų pirštais, kas tas, kur eina greit. Tai dėl panelių mes nesitarėm, niekas nebuvo užsakyta, panelių nėra. Turbūt mes čia dviese esame, 1, 2, 3, 4, 5 žmonės dar be mūsų, ten dar 3. Taip, matosi 2 tokie kaip tu jau nelabai laikosi ant kojų, bet apie viską nuo pradžių. Jeigu žiemą nevažiuoja dviračiais, lygumų slidės yra pasirinkimas numeris 1. Nesidėkite sporto klubuose ant stacionarių dviračių. Jau važiuokit čiuožti iš karto. Gerai, man skambina, turiu padėti ragelį, atmesti kolą. Kaip tu į čiuožimą atsineši slides, kad neatrodytum kaip vaflis? Tu eini kietai, ta prasme, eini va. Bet laikai už priekio. Va, aš kaip noriu, taip einu. Šiaip tai galima paduoti mokiniui savo, sakyti, mokinį, nunešk mano slides. Lauksiu ten, laikyk ir nešk. Arba tarnui. Paskubėk, ta prasme, laikas tai eina, mano pinigai tai brangus, tu neišsimokėsi. Pauliau, nedurniok, apsisuk, palauk, apsisuk, žiūrėk, čia yra labai paprasta. Taip. Tu stumiesi su lazda, nu ir su kojom taip kaip eiti reikti, tik taip pamakaluoji biškį dar. Vat. Pasiruošęs viskas, Taip. slidės, lazdas, prisisegęs akiniai paruošti. Va, prisegtos lazdos, tikiuosi teisingai. O į stravą jau paleidai laimą. Žinoma, va. Gerai, viskas. Nes čia yra svarbiau, nebuvo stravai, nebuvo gyvenime. Visiškai. Viskas paprasta, kvėpuoji, slidinėjai vienu žodžiu su rankom, su kojom. Bet svarbiausia stilius. Viskas stilius, viską kartu daryti, stenkis taip, kad atrodytų smūs. Ten aš tau, kur buvau parodęs tokį vieną YouTube, tai irgi labai panašiai ten viskas atrodė. Su dešinė, Pauliau, su dešinė. Ar tu kairė rankis esi? Šiaip tai reiktų biškį greičio, nes kai neturi greičio, O tai gal reikia tada nuokalnės? Gal nuokalnės reikia? Tu nori nuo kalno eiti? Tai varom ant tauro kalno tada. Stipriau. Nu, ant kitos kojos dabar. Opa, gerai darai. Taip ant vienos? Taip. Panašiai. Va, pažiūrėk, žmogus, kur čiuožia, labiau jam gaunasi. Net tai jis jau gal profesionalas. Žiūrėk, tu ten iš trasos jau čiuoži, tau skubiai reikia apsisukti ir gali padraftinti, sėst ant rato, nu, ant slidės kitam ir tave patrauks. Pamatysi, iškart bus greičiau. Viskas tau ženkliai geriau gausis. Va, biškį su kairė dar su kairė ir su dešinė. Opa, žiūrėk, nenukrisk. Sakau, nenukrisk. Tu nenukritai beveik. Taip, šiaip tai, man atrodo, žmogus tau tas sutrukdė ir čia tik tai dėl to taip. Čia dėl to, kad jis vėžės labai praspaudęs. Nežinau, gal man čia pačiam ateit dabar tau parodyt, gal tau lengviau bus, nes tu nesupranti. Tu viską ne taip darai. Gerai, nu papasakok man detaliai dabar, kaip? Reikia gerai Ant rankų dirbam rankojų? Ne, šiaip dirbam daugiausiai tai iš preso, nes mes po savaitės važiuosim į Granų stovyklą ir ten jau mums aktualu yra pilvo presas. Aš pasižiūrėsiu, gal yra čia normaliai padoriai čiuožiančių ir tada mes pasitarsim, ką daryti. Varau, pažiūrėsiu. Nėra talento? Ne, aš varau, pažiūrėsiu, gal yra panelių, žinai, kur gerai Jo, varo. aš nečiau panelės labai O, ten pamiškėjai, matau vieną. Tikrai nenoriu berniuko Tau instruktoriaus. pakryžiuosiu slides. Tempk ją čia! Va, elegancijos viršūnė. Nežinau, man kažkaip nedrąsu, bet aš pabandysiu pavilioti ją. Panelė, palaukit. O, klausyk, labas, Justė. Čia tu ar ne tu nesimato, aš net pažįstu čia su visom tom ausim. Atvariau va sūnų pamokinti, žinai, turim problemą. Akivaizdžiai matau, kad neklauso tėvo. Tai va, gal tu padėsi mums šią situaciją, reikia jį biškį pamokinti čiuožti. Vertinti, ar
tas mokytinas. Sakė, Tai pasirodė, kaip tu. kantrybės turi. Bet apie viską dar mes turim nuo pradžių. Aš jam paaiškinau, kas čia yra slidės, kaip čia yra gerai. Jis ir pats šiek tiek žino. Visų pirma, pakalbėkim, ką mums reikia su savim turėti, norint čiuožti lyguminiam slidėm. Lyguminė. Tai gerai, pradėkime nuo to, kad yra lyguminės dviejų tipų. Gali būti klasika arba laisvės čiuožėjas. Esame matau pasiruošę laisvę. Kiti vadina čiuožėjo, glutė, visai. Iš esmės, kom reikia slidžių, lazdų, slidinėjimo batų ir tada jau apsirengti. Ką rengtis, tai priklauso nuo oro. Aš asmeniškai šiandien esu užsidėjusi kelnes, po apačią esu termosluoksnį. Viršų šiandien esu su termo, liemenė, striukytė. Striukytė nėra stora, nežinau, nereikia jokio kailiuko, geriau kažkoks audinys, kuris eina prakaito, gali šiek tiek pragaruoti, prasivedinti. Jeigu ten laukia -15, tai gal kaip apatinis sluoksnis, bus šilta, bet tu užsikonservuosi. Geriau kažkas, kas kvėpuoja, vis tiek toks audinys. Ir jeigu yra labai šalta, geriau sluoksniuokitės. Tai yra kaip svoguniukai ir tada visada galėsit vieną nusimti, kitą užsidėti. Fainiausias daiktas tada yra liemenė. Pirštinės, būtinai ausis apsaugom. Ir buffas. Irgi rekomendacija, jeigu slystat ilgiau, laukia yra labai šalta ir važiuojat taip užsitraukę, pasimkit kelis buffus, nes jis galiausiai prišarmuos, nuo jūs prikvėpuojat, jisai suledės, sukietės, tai išsitraukit iš kišenės naują, užsidėkit sausai ir vėl slystat. Pas savęs Stravoj mačiau labai daug draugų dviratininkų atvažiuoja irgi su lyguminiam slidėm slidinėt ir jie visi turi tokį negerą dalyką. Pampirsiuką. Raudona, tai vipsai, tie ilgi žeminės kelnės su pampersu parodė, kaip Ne, aš visiškai gerai. Jie susitvarkė vaiks. Išsilupau mašinai. Iš bėdos, ką darysi, bet šiaip nedarykit to. Taip, nesityčiokit iš savęs. Taip. O šiaip tai mums, kadangi Sesportas pradėjo trasą padaryti savaitgalio social ski, apie kurį mes vėliau papasakosim, jau nuo šiandien yra Sesporte geros labai nuolaidos visokiam žiemos skuduram. Kaip tu? Kaip sutapimas? Fiziologiškai, kuo yra naudingas lygumų slidinėjimas? Čia kas čia dirba? Rankos, kojos? Dirba iš esmės viskas, visas kūnas, tai dirbs ir jūsų presas, ir nugarytė, visos tryckės, bitskės, krūtinė, šikna. Turėsiu tokį bubble butt gražų. Labai gerai. O šiaip iš tikrųjų tai yra, sakyčiau, sunkus, labai intensyvus sportas. Žinau, kad visi sekat skaičiukus, tai galit į paprasčiausiai Wikipediją nueit, pažiūrėti VO2 Maxo rekordus ir matysit, kad ten vos ne pirmi 10 yra slidininkai, biatlonininkai. Ir tada jau ten ir kluotojas, ten kažkoks dviratininkas. Jo, dviratininkas irgi, bet visi topai rekordai visų laikų yra slidininkų. Tai yra labai sunkus sportas, turintis didelę apkrovą visam kūnui. Tai varom tada apsikrausim, čia grinai kaip mes mėgstam. Ok, aš manau, mums laikas pradėti čiuožti, todėl kad ką tik Pauliaus amžininkas jį aplenkė, tai Trečią karatą jau. pagazuojam. Nuo ko pradėsim mes Paulius pirmąją pamoką? Iš tikrųjų mes pradedam dažniausiai nusiėmę slides ir lazdas ir ten pasimokinam teoriją, kaip reikia sviruoti ir pabandom nevaslidinėti be inventoriaus ant savęs. Čia yra labai geras dalykas, kas yra kaip ir namų darbai. Prieš šaldytuvą naktį ir jūs to žingsniukus slystat. Slidinėjime yra vienas gražus principas. Svorio centras niekada nebus po mumis, kaip mes esame įpratę dviratį. Atsisėdom ir sėdim. Arba ant vienos kojytės, arba ant kitos kojytės. Tai jeigu mes būsime kaip pingviniukai, tai va. Taip arba taip. Mūsų kūno pozicija. Pirštas, kelias, nosis. Krūtinę veidą žiūri tiesiai, atvirai, kvėpuojam, giliai, žodžiu, judam. Lengvai pasvirę į priekį. Kodėl keliai visai yra palinkę, kad mes galėtume lengvai spiruokliuoti ir iš to atsiranda amplitudė atsispyrimo judesiui visą laiką. Dabar, kaip atrodo užsinešimas ant šono, atsistoju ant kojas, dabar dar kas tu atstoviu per vidurį, ane? Mano pėdas pasiekia plokščiai pilnai žemę. Aš taip pakelsiu, kad matytųsi, pritupiu ir va taip užsinešu, klubą išmetu į išorę, kelias užneštas, pėdų nejudinau, o ta pėda jau pasikėlė. Tai čia jinai atitinka va tą, kaip mes esam atsispyrę. Ir tada lygiai taip pat hiperbolizuoju judesi, pertupiu, persinešiau ant kitos kojas. Todėl vienu metu aš esu taip stabili ant kojas, kad va, darai pritūpkę, taip ir judam į priekį. Šita koja išsitęsia, įsivaizduojat, kad jūs atsispyrėte, stovit. Tada kaip švytuoklė, prinešat savo koją, prisikabinat, įsivaizduokit savo svorio centrą dabar į kairę koją ir su tuo visu svoriu einat ant jos. Vėl dešinė išsitęsia, jinai dabar buvo atsispyrime. Einat ant kitos. Supratai? Taip. Tai viskas, varom dabar, bet ant greičio, iškart įmam šitą komą, šito rato. Ir dabar ką visai, ką darom pradžiui, be lazdikių.
Jeigu kam reikia lasdikio, atvarykit Valio, vienas guli laukia jūsų. Arba lazdas į rankas galima pasimti. Būna vieni daro taip, kiti už savęs. Slystama yra tokia V raidė iš esmės. Ir kai atsispirinėjame kantų, kantas tai yra šita vidinė slidės dalis, briauna. O čia visa plokštuma yra slystamasis mūsų paviršius. Kai norit pajudėti, tiesiog suverskit jūs tuos kelius į vidų, nieko tokio. Ir tiesiog pradėkit eiti. Po truputį atsiras pajudėjimas. Jūs išsijudinat iš vietos. Ir dabar bandyk įsivaizduoti, kad tu biškį atsispiri koją. Mes spirimės biškį įstrižai atgal. Atsispirimas vyksta vidinė pėdos dalimi, užbaigiam kojų pirštais. Pėda eina tiesiai ir ant galo taip užbaigia pirštukais, akcentuotas judesys gražus. Nepamiršk, ką sakiau, tu turi prinešti koją prie savęs, susirinkti savo svorį. Nes tu dabar, tu matai, negrįžti, tu turi grįžti iki galo. Supranti, susiaurėt. Prineš koją arčiau, sugrįžta ir atsispiri. Judesys yra akcentuotas. Gerai. Visą laiką palinkęs į priekį, keli palenkti. Dabar tu esi labai status. Tu judi. Jo. Nepamiršk iš juosmės būt pasilenkęs į priekį. Įsivaizduok, kad ten tavo tėvas stovi. Tu jam turi nusilenkti ir atiduoti pagarbą. Va toks nusilenkimas yra. Kuo galėsi paretinti žingsnį, tuo bus lengviau. Nes šiaip kuo tankiau, tai tu... Jo, ir tu pavargsti. Jeigu dadėsi lazdas iš viso šakės. Labai dažnas atvejis yra, kad jeigu sustojęs, tai kad kelis viršta į vidų ir mes neužsinešam, tai žiūrėk, paimi kelį ir užneši, tada daug lengviau ir klubą užnešti. Nes aš, pavyzdžiui, galiu būti užnešus klubą, bet kelis eis į vidų, ane? Tai kaip ir čia atitinka, bet iš kitos pusės ne. Tai va, išaryt. Visiškai natūralu ir normalu ir ilgainiui jūs jausitės vis drąsiau ir patogiau ir tikrai prasitiesinsit. Bet rekomendacija yra iš pradžių be pagalių pradėti. Visiškai be pagalių. Tarsi, visi dviratininkai. Be ratų pradeda. Jūsų jėga yra kojose. Jūs čia neturit jėgos. Tai kam jūs save kankinat? Plus, žmogus šiaip yra stipresnis iš kojų negu iš rankų, nes ant jų vaikštam. Į savivaldybę duris su koja atidarinėja ir su ranka. Kaip tu išsireikalauji iš vietės teritorijos? Nu, tam, kad galėtum stipriau atsispirti, tu turi danešti slidę. Nes tada tau susilenks viskas. Taip, ir tu tada kaip prineši, tu pritupi, tu turi didesnį amplitudę. Tu kaip kaubojus kulnais sudaužk. Taip, ir grįžti. Ir grįžti. Ir toks kaip pingviniukas. Dėsis Paulius į žemę, šiaip labai dėl to mes padeda rankas laikyti šonuose. Visi labai mėgsta susigūžti. Tai pradžiai tai yra veltui. Mes natūraliai balansuoti savo galim padėti ir bus drąsiau užsinešti. Vo, ir daneši. Žiūrėk, kairė jau daneši. Nepamirš daneši dešinės. Paguldyk, jes. Jeigu jaučiat, kad krentat, negaudykit ces, taip jūs visada nukrisit. Jeigu jaučiat, kad yra nestabilu, į kamaliuką į priekį. Aš sumontuosiu dabar, kad tipo Paulius krito, bet nukritai tu. Jo, vat jūs kažkaip va taip esate. Tai kažkaip neaišku, ką daryti. Tai ką jūs darot? Viršutinė koja, nesvarbu, kurį bebūtų, į priekį, šitą atgal. Slidės nebesikryžiuoja. Tada pakeliat viršutinę, grąžina taip, kad kai aš stosiuos, jūs būtų atgal. Tada taip nesistojam. Man nebūtų tėvo, tai šis nieko nepažinti. Ant šono, ant kelio, rankos negale, o prieki. Ir tada jūs galite atsitūpti ir iš šitos pozicijos labai patogiai atsistojat. Antras lygis, mes jau kylam antrą klasę. Tai jeigu jūsų yra tokios rankenėlės, viskas aišku, kairė nuo dešinės skiriasi. Jeigu rankenėlės yra tokios kaip mano, tai jos yra vienodas, nesvarbu kaip lazdas dėsit. Bet tie, kas važinėjate kalnų slidėm, dažnai mėgstat per viršų dėtis lazdas. Tai čia yra blogai, jums reikia dėtis per apačią, taip, kad jūs tos dirželius spaudžiate. Ir turit juos susireguliuoti tiek, kad kai paleisite lazdą, jinai kabosi ir laikosi. Pradėsime spirtis. Tai Pauliau, parodyk, ką tu moki spirtis pradžiai. Tau išeina kas nors iš viso? Va, matai, kaip aš gerai jį išmokiau, pažiūrėk. Matau, Tryckė nusilpo. Rojau, ten tu jo salėje treniravai, ar ne? Silpnos rankos. Jis praleidžia rankų dieną pastoviai.
Šiaip, kad ir su laisvės stiliaus slidėmis 2 variantai. Jūs galite stovėti kaip su klasikiniam slidėm ir spirtis tik tai rankomis, kojas nejuda, tai čia yra vienas variantas. Tada yra kiti 2 žingsniai. 1 žingsnis, tai kai ir mes spiriamės ant kiekvienos, 2 žingsnis, kai spiriamės ant vienos spiriamės, ant kitos praslystam. Techniškai lengviau suprasti 2 žingsnį, tai yra kai spiriamės kas antrą, nes yra mažiau motorikos. Praktiškai aš daugiau treniruotėse naudoju 1 žingsnį. Tai yra ant kiekvienos. Kai pagausit motoriką, yra lengviau, jis yra trumpas, nereikia daug užsimoti ir amplitudės turėti. Ir jisai bus jums stabilesnis visų pirma. Bet čia yra mano asmeninis pastebėjimas, gal kažkam skirtingai. Pradėsime dabar nuo to 1 žingsnio. Lazdas plius minus statysime ties kulnais, biški už jų, priklauso ar ilgesnės ar trumpesnės lazdas naudojate. Ir kaip tai vyksta? Statau koją, statau lazdas. Tada statau koją, statau lazdas. Kaip pradėti išsijudinti ir suprasti ritmą, netieskite rankos, o tiesiog pradžiai va taip vaikštot, stat. Kaip sakiau, kad pradžiai slides statot, tai taip statykit vat ir lazdas, kad tiesiog suprasti ritmą, nes čia smegenim reikia sužaisti. Kairė, nesistumk, tiesiog statyk. 2, žiūrėk, aš nesistumiu lazdom, aš jas tik statau. Tiesiog, kad pagauti ir... Gal garsą, Pauliau? Ir šinkuoji savo, tai čia, kad tiesiog suprasti motoriką. Jo. Atrodo, pro aš uždėsiu judantį foną tokį, kur greitai, tipo, keičiasi. Iškatinsiu jūs. Atrodysi žiauriai. Jo. Greičiausiai palmės ten bus fone. Taip. Rankos, matot, aš neištesiu, pasispiriu 5 cm. Esmė yra pagauti motoriką. Vienu metu koja, vienu metu lazdas. Kartu statai, statai. Statai, statai. O, tai, statai. Statai, statai. O, puikiai. Vat jau atsiranda greitis. Idealiu variantu mes lazdas spiriamės maždaug iki savo kojų, iki šlaunų. Ir ties šlaunim mes paleidžiame va tą lazdą. Atsipalaiduoja raumuo rankos, nusiema įtampą. Ir jeigu jas taigi numesit, tai jinai taip atrodo iš inercijos biški grįžta net lengviau atgal. Paskui darant visą šitą judesį. Lazdas keliam iki čia, nežinau, krūtinės aukščio. Maždaug toksai gaunasi ir spiriuosi, ištisiu. Spiriuosi, ištisiu. Čia daugiausiai dirba tricepsas. Biški lenkėtės iš juosmens, naudojat savo kūno svorį, nuspaudžiat lazdą ir tada iš trickės. Kūnas trickė, grįžtam. Kai pasimetat, nesvarbu ką bedarant, geriau sustokit. Nusiresetinkit save ir pradėkit iš naujo. Ir niekad negalvokit apie viską iš karto. Ir kai atidirbinėjat, tai pavyzdžiui, 1 ratą esat su lazdom, galvojat, kaip teisingai atsispirti lazdom, negalvokit apie kojas ir apie svorio centrą. Kitą ratą darykit tą patį žingsnį, bet galvokit apie kojas, o rankas jau ten kaip išeina, taip išeina. Liuks, viskas, mes atvarėm čia į tokį pakilimą, į Čiurlionio gatvę. Koks greičiausias būdas užčiuožti į viršų? Yra 2 variantai. Tai jeigu paprastai jūs nieko dar nemokate daryti, esate silpniukai, tai žiūrėkit. Kaip mes pradėjom slysti, ne, pačioj pradžiai, tai mes tą patį lipam taip pat į kalną, tik plačiau, kantais vidinė briauna, tai jūs stabiliai į jį atsispiriat. Jūs galite taip pat užlipti kalną net be lazdų. 1, 2. 1, 2. Nieko kasybės kryžiuoja. Tai čia yra gero tono ženklas, va čia kas vyksta, nes reiškia, tu prineši į slidę iki galo. Jeigu jis nesikryžiuoja, tai kaip tik yra blogai. Kuo statesnis kalnas, tikėtina, kad jūs tuo plačiau atsistosite. Kaip pasėti savo su rankomis? Tai dedi priešingą koją, priešingą ranką. 1, 2. Ne, bet tiesiog 2. Dešinę pastatai, čia kažkur. Ir pasistumė ant kairės. Lazdas visada bus visiškai už mūsų, nes statom stačiai, nes neišstumsime. What comes up must go down, viskas kaip dviračių sporte, tu užkilai į Vingio parko tą išėjimą į Čiurlionio gatvę, dabar tu turi čiuožti iki pat mūsų daiktų prie estrados. Kaip tu tai darysi? Yra keli variantai. Pirma, nusiemat slides ir nueinat žemyn. Antra, persižegnojat ir tikitės geriausio.
Trečia, leidžiatės kalną. Pirmas nusileidimo variantas tai yra kaip su kalnų slidėm, tai kad mes leidžiamės visą laiką, pavyzdžiui, lengvai stabdydami, visą laiką tavo raidė. Leidžiamės ir to mes ir kalbėsim, gausis kaip Gerai. per LTV viskas. Jo, tai kaip tai darome, tai primena išsisegimą iš dviračio pedalo, stovi tiesiai, kulnas į išorę, stovi tiesiai, kulnas į išorę. Tai jūs galite taip leistis po truputį lengvai stabdydami, iki galo niekad nesustoja. Dabar kitas variantas, tai kad leidžiatės tiesiog va taip, gražiai tiesiai. Ir leidžiatės, iki kol nusileisite. O jeigu labai išgąsdina greitis? Guldyk! Matot, sūnus moka dalykus. Parodyk, kaip tu vat atsidurtum nusileidime aero pozicijai. Such aero. Mač aero. Lazdos yra atgal, ne į kažkur satelitas. Pritupia taip, kad galėtume alkūnes pasidėti ant kelių. Ir jaučiatės patogiai. Oi, tikrai kaip patogu. Ir yra lengviau. Downhillą vieną. Kažką Tai vis tiek pažiūrėk, reikia. tau nuo to reikia įsibėgėti. Tai Pauliau, parodyk dabar jau viskas, ką išmokai dėl nusileidimo. Gerai, bandau. Aero is king. Aš te pastumsiu. Atrodo, čia labai skečia. Pradžių pasisakau, tai būtų kontrolė. Tikrai, fainai, sekėsi Labai pamokyti fainai. tau, Pauliau. Ačiū, jūs labai daug. Yeah. Bet dabar jis toliau savarankiškai norės mokytis, ką tu jam dar duosi kažkokių tokių patarimų, trumpų, greitų ir vieną dalyką sakei, ar galvoti tik apie lasdas, negalvoti apie slidės, kitą kartą turbūt galvoti tik apie slidės, negalvoti apie lasdas. Trečias, tai nepamirškit dar atidirbinėti visų šitų judesių namie. Nes jūs visą laiką, ypač šalčio ar dar kažko, pastoviai neprislinėsit, pavargsit, tai jūs va tą motoriką galvoj ir kūno sinchroną galit puikiai padaryti namie. Užsidėkit vilnonės kojines ir slidinėkit ten per koridorių. Ir vat jūs galit va taip imti ir slysti, galit vietoj stovėdami prie šaldytuvo, padarot va 10 atsispyrimų, suvalgot ten ką nors. Žiūrėk, kad su vilnoniam kojinėm slysti moka visi. Mano vaikai namie slidinėja su vilnoniam kojinėm, o jūs pabandykite čiuožti be vilnonių kojinių. Basomis. Arba ant plytelio. O šiaip eikit slidinėt, sveikas, stiprėsit ir sixpackus turėsit. Win-win. Labai gerai. Gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjos. Norime jūs visus pakviesti sekmadienį į mūsų Social Ski ir Crit. Taip. Viskas vyks Kalnėnuose, čia yra nuoroda, eikite į Stravą, tenais registruokitės, tenais dėkite laikus ir lauksime visų sekmadienį, tenais bus palapinė, ten bus muzika, ten bus pirogėliai, karštas vynas, kava, bus daug dalyvių, bus Social Ski, o paskui bus Après Ski. Après ski geriausia. Tai laukiam visų sekmadienį su slidėmis. Ai, va, o mes varom mokytis čiuožti, nes nenorim, kad mums būtų gėda. Varom, viskas, varom. Greitai, vienas po vieną. Greit. Kas greičiau? Ne ten varot, aš ten.